20 uždavinio antra dalis. Reikia išspręsti logaritminę nelygybę. Taigi, kairėje pusėje jūs matote dviejų logaritmų sumą. Tikriausiai ne kartą klasėje taikėte formulę logaritmas plus logaritmas, tai yra logaritmas sandaugos. Taigi, pertvarkome kairėje pusę. Logaritmas pagrindu 0,2 ir reiškinio 2x plus 3 padauginta iš 4x minus 5, o dešinėje pusę tiesiog perrašau. Tai bus logaritmas pagrindu 0,2 ir skaičiaus 13. Dabar matom, kad turim logaritminę funkciją mažėjančią, nes logaritmo pagrindas yra mažesnis už vienetą. Todėl logaritmus numetant nelygybės ženklas keičiamas priešingu. Tai būtų 2x plus 3 padauginta iš 4x minus 5, keičiu nelygybės ženklą priešingu, mažiau arba lygų už 13. O dabar reikia išspręsti šią gautą nelygybę. Atskliaudę, sutraukę panašiuosius narius ir padalinę iš dviejų šią nelygybę, mes gaunam nelygybę tokią. 4x kvadratu plus x minus 14 ir tai yra mažiau arba lygų už 0. Manau, kad tokią nelygybę nesudėtinga yra išspręsti ir ją galima spręsti įvairiai. Arba braižant parabolę, arba taikant intervalų metodų, arba galima tiesiog pertvarkyti į dviejų nelygybių sistemą. Aš parodysiu, kaip ją išspręsti, panaudojant parabolę. Tai yra, pirmiausia, nusistatysim, kad dėl koeficiento prie x kvadrato parabolės šakos bus nukreiptos į viršų, o po to reikia surasti, kur ta parabolė kerta OX ašį. Sprendžiame lygti 4x kvadratu plus x minus 14 yra lygų 0. Gaunam, kad x1 yra minus 2, o x2 yra 1 sveikas ir 75 šimtosios. Dabar brėžiam skaičių tiesę, nubraižom parabolę, kurios šakos yra nukreiptos į viršų ir atidedam reikšmes minus 2 ir 1 sveiką 75 šimtasias. Kadangi mus domina tas intervalas, kur kvadratinė funkcija įgyja neigiamas reikšmes, todėl mus domins intervalas nuo minus 2 įskaitant iki 1 sveiko 75 šimtųjų. Tačiau grįžtam į pradžią, mes turim logaritminę nelygybę ir reikia nepamiršti, jog gautą sprendinį reikia suderinti su apibrėžimo srities intervalu. Šitą intervalą mes gavom pirmoje dalyje. Tai yra intervalas nuo 1 sveiko 25 šimtųjų iki begalybės. Tai aš toje pačioje skaičių tiesėje imu ir pavaizduoju apibrėžimo srities intervalą. Suderinam ir ką gaunam? Kad šitos nelygybės sprendinys yra intervalas x priklauso nuo 1 sveiko 25 šimtųjų iki 1 sveiko 75 šimtųjų įskaitant. Tikiuosi, tokį atsakymą ir gavote.